Apie daktarą Bronislavą Lubį perėjo mūsų atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Jis net pajuokavo, kad atsiminimai yra pavojingas dalykas, bet ypatingai gražus ir vertybė, ne tik mano, kiekvieno mūsų suvokimo yra atmintis. Ir šiandien čia, šiame skverelyje, tuoj bus atidengtas paminklas, kuris liudija, kad ši žemė buvo ypatingai derli žemė ir šaknim, ir šakom, kuris tas medis aprėpė visą daktaro Bronislavo Lubio gyvenimą. Kadangi esminius momentus pasakė profesorius Vytautas Landsbergis, kartotis tikrai nėra prasmės, o kiekvieno iš esančio širdyje ir atmintyje jis gyvas ir vis kitoks, savas, išplaukiantis arba išžengiantis iš jūsų kartu gyventos ir gyvos esančios jumise patirties. Važiuojant šiandien į Jonavą, man kažkodėl, žvelgiant į šias žydinčias ir žaliuojančias pievas, miškus, sukosi vienas gražus, išgrynintas poezijos posmas, kuris yra mūsų atminty kaip liaudies daina. Žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, rasa kėlė pasagėlę, pasagėlė žirgą, žirgas kėlė balną, balnas kėlė raitą, raitas kėlė kepurėlę senai motinėliai. Ir turbūt nėra gražesnio posmo, ar dainuojamo, ar sakomo, kaip šis, kuris paliudija prasmingą žmogaus gyvenimą. Iš žemės per išaukštinimą, per dangų ir vėl į žemę. Ir praėjus laikui, ta žemė vėl kaip gražiausių žiedų, ženklų, šiuo atveju meno ženklų, įprasmina prasmingo žmogaus būtį. Atidengti paminklą maloniai kviečiu akcinės bendrovės Achema generalinį direktorių Ramūną Miliauską ir Jonavos miesto merą Mindaugą Sinkevičių.